Labą dieną, gerbiami Telšių rajono gyventojai, savivaldybės tarybos narys Bacevičius. Noriu kreiptis į Telšių rajono gyventojus. Dažnai gyventojai kreipiatės į mane, kad padėčiau kai kuriais klausimais. Kartais padedu, jeigu galiu, kartais patariu, jeigu žinau. Šiuo atveju aš kreipiuosi į Telšių rajono gyventojus ir prašau jūsų pagalbos. Tema šios dienos yra tokia. Pagal nustatytą tvarką yra savivaldybė tvirtinti kiekvienais metais neprižiūrimų apleistų pastatų sąrašą. Tai yra apleisti pastatai, jie turi būti tvarkomi pagal nustatytą tvarką, pagal įstatymus vis teisingai. Kiekvienas savininkas turi prižiūrėti savo turtą, savo pastatus turi tvarkyti. Negali apleisti, kad tie pastatai nekeltų grėsmės gyventojams, kad nedarytų gėdos mūsų miesteliams, miestams, griuvėsiai turi būti prižiūrėti. Jeigu žmogus neprižiūri turtą, yra taikomas sankcijos. Ir kita vertus prisipirkė ir pastatų iš rusų laikų pusvelčiai ir jie marinuoja tos pastatus, dešimtmečiais laukia geresnių laikų. Tegu parduoda tos pastatus. Bet jie paprašyk iš jų nupirkti, užsiprašo milijonais. Todėl, kad jų išlaikyms jiems nieko nekainuoja. Už šiukšles jie nemoka už tos pastatus. Nors turėtų mokėti pagal šią tvarką, nustatyta kažkiek jokių mokesčių irgi kapeikiniai mokesčiai. Dabar pagal naują tvarką yra sugriežtinta tvarka, neprižiūrim pastatai, jie turi būti prižiūrėti ir jeigu neprižiūrėti, seniūnai juos įtraukia sąrašą tvirtina taryba ir gauna baudą didžiulį. Tai yra žemės mokestis yra padidintas daug kartų, 5% nuo turtų vertės. Bet praeitą mėnesį vyko taip, kad per visą rajoną pas mus yra kokie 6 pastatai neprižiūrimi. Tikrai, iš tikrųjų, tai yra jų žymiai daugiau tų pastatų, kurie atitinka reikalavimus. Jeigu išdaužyti langai, ten stogas kiauras ir neaptverta, neužkalta. Tai bet seniūnai yra gailestingi. Turtuoliams buvo ir taryba gailestinga. Ir papuolė tą sąrašą turtuoliai, milijonieriai, neaišku, iš kur susikrovė tus milijonus. Bet susikrovė ir papuolė tą sąrašą ir reikėjo tvirtinti. Taryba turbūt pirmą kartą istorijoje netvirtino to sąrašą, atsirado šimtai priežasčių, ten kažkas surado priežasčių. Ir jie, aišku, baudos nemokės. Bet anksčiau būdavo sąrašai, aš žinau, kad įrašė moteryti kaime kažkokiem, ten kažkoks pastatas paveldėtas, langai neužkalti, įrašė tą sąrašą ir gavo baudos, jeigu 80 eurų lygtai sumokėjo moteris, ką darys. Taip, bet seniūnas, reiškia, vieną pastatą įrašo, kitą neįrašo. Jeigu žmogus lojalus, neįrašo. Jeigu nelojalus, įrašo. Tai aš prašau Telšių rajono gyventojų. Dabar mes padarysim akciją. Reiškia, buvo 5 pastatai, 6. Tai nesąmonė, per rajoną yra 100 tokių pastatų. Iš principo reikia jau sutvarkyti tos pats arba parduoti. Jeigu žmogus mato, kad neturi pinigų, parduokit tos pastatus, atsiras turtingas žmogus, nupirks, susitvarkys, o jūs gausit pinigus, išleisti kitur pinigus, o ne marinuoti pastatus. Dabar Telšių rajono gyventojus prašau padėti. Reiškia, visi aplinkui, aš negaliu apvažiuoti visą rajoną, visus išlandžioti kaimus važinėjų, bet jūs geriau žinot, kad yra neprižiūrimi pastatai. Jei matot neprižiūrimi pastatai, jis turi reikalavimai tokie, turi būti langai užkalti, turi būti, negali landžioti bomžai, vaikai negali landžioti. Ir aptriušęs pastatas yra. Aš prašau Telšių rajono gyventojų, paveiksluokit, turiu telefoną, nufotografuokit tą pastatą, parašykit jo lokaciją, adresą, kurs yra ir man atsiųskit. Atsiųskit man į Messengerį, į paštą, elektroninis paštas algirdsbacevičius@gmail.com, galima į Messengerį, ten Algirdas Bacevičius arba mūsų Facebookas, arba kitame yra Bacevičius pilietinis sąrašas. Atsiųskit tas fotografijas tuo pastatu ir adresą. Toliau aš viską padarysiu. Pažiūrėsim, kodėl seniūnai tų pastatų vienus įrašo, kitus neįrašo. Reiškia, nepatiko, atsiprašant, irgi įrašo. Kaimynas, susipykus kaimynai įrašo. Turi būti įrašyti. Gerbimi gyventojai, telšiškiai, ypač kaimuose, mieste mes čia dar matome šitą, kaimuose yra pastatas, neprižiūrimas, apleistas, nufotografuokit, adresą parašykite, atsiųskit man. Ir pažiūrėsim, ant kiek seniūnai buvo sąžiningi, ant kiek jie atliko savo pareigą. Ir kreipsimės į tarybą ir tada pajudės ir nekilnojami turto reikalai pajudės, atsiras rinkoje ir pastatų atsiras parduodamų, nes iki šiol tai niekas nereikalauja, stovi tą kokį nors fermą apgriuvusi. Paprašyk parduoti fermą, milijoną nori. Ne, taip negali būti.
rinka viską sutvarkys. Gerbim telšiškiai, prašau, pamatot aptriušus pastatą, fotografijos ir adresą. Viskas, toliau aš viską padarysiu. Tai jau padarysim kartu akciją, kartu įvesim tvarką Telšių rajone. Nes mūsų valdžia tvarkos įvesti nesugeba, mūsų vyrai, kurie turi tvarkyti reikalus, yra dalis korumpuoti, nemato, ką reikia nemato, ką nereikia tą mato, kai kurie vyrukai yra korumpuoti ir todėl mes jais pasikliauti negalim. Žmonės patys, kiek mūsų gali, susitvarkysiu. Atsiųskit nuotraukas ir aš viską sutvarkysiu ir ačiū Jums labai. Viso gero.